Turime tą ministrų kabinetą, kai kurie ministrai lieka, tie, kurie turėjo nevalstybinį požiūrį, vatnikų požiūrį, kremlinį požiūrį, matyti tokį negebėjimą dirbti valstybėje, jie visi ir įspirti lauk. Tai Kristupas Vaitiekūnas, aš suprantu, kad jis pritas lauk už turėjimą per didelį ir per daug sureikšmintą valstybinį požiūrį. Įmamas užsienio reikalų viceministras, kuris vėlgi keista iš esmės, kai socialdemokratai turi ten ar 13 ar 15 tūkstančių partijos narių, neranda partiečio, įmamas žmogus, kuris buvo valstiečių partijos narys, tada vardan Lietuvos, po to išėjo vardan Lietuvą ir dabar tampa finansų ministru. Be kita ko, jisai šiaip tai yra kompetentingas, be kita ko, jisai irgi prieš sankcijas ir ribojimą tranzitą per Lietuvos teritoriją baltarusiškom trąšom. Tai žmogus, kuris, kaip ir Ignotas, mėgsta muziką, mėgsta realybės šou ir mėgsta dalyvavimus. Tai čia bus įdomus dalykas. Aplinkos apsaugos ministrė statoma, kaip ir sakau, žmogus iš labai artimos aplinkos Mindaugui Sinkevičiui, jam matyti asmeniškai jinai yra labai svarbi. Kaip žinote, kiekvienas premjeras labai artimą moterį visą laiką statosi arčiau savęs. Tai čia Lietuvos ta istorija tokia yra, arba tampa patarėjai, arba ministrės tampama, arba frakcijos seniūnės tampamas. Tai mes tą turim pasaulinę praktiką ir Lietuvos praktiką. Tai apie ją mes labai mažai žinome, tik kad jinai buvo nuo savivaldybių asociacijos Europos parlamente, šiaip tai labai raštinga mergina, patirties aplinkos sektoriuje, aš kaip suprantu, darbiniam tiesioginiam nelabai, bet bus apstatyta viceministrais ir ministro patarėjais, kurie daugiau bus matyt paskirti nuo advokatų kontorų, kad kontroliuotų procesą, o jai bus daugiau toks iškilmingos procesijos dalyvis suteiktamas, spausti rankas ir įteikti gėles. Tai čia to. Martynas Katilinas čia jau yra įdomesnė persona. Aš asmeniškai Martyną pažįstu pakankamai gerai, tik tais apie tos omonininkus aš kažkaip buvau negirdėjęs šito dalyko, tai man čia tokia buvo naujiena. Faktas, kad prieš jį statutiniai pareigūnai bus visą galvą aukščiau, tas yra. Kitas yra dalykas pakeisti Kondratovičių, kurisai gruodžio mėnesį per statutinių pareigūnų piketą, o patikėkit, tu manim dainavo dainą Rondo ir maždaug sakė, aš jums algas pakelsiu, tai dabar aš pažiūrėsiu, iš ko Martynas kels algas, nes biudžete jie viešajam saugumui pinigų neturi, tai jau dabar tas patikėkit, tu manim, Rondo jau Martynui nepraeis nei bulvės, nei šilauogės, nei braškės, jau čia nei lauknešėliai nepraeis. Plius statutiniai pareigūnai yra vis dėlto, jie yra instruktuoti žmonės. Tai čia aš manau, kad Martynui laukia labai didelis iššūkis, kaip jis išlaviruos, kaip jis atlaikys. Jeigu žiūrime energetikos ministeriją, tai dar kad aš pasikartosiu, niekaip aš neįsivaizduoju, kaip prezidentas, kuris aiškino, kad jisai siekia apsaugoti energetikos ministeriją nuo interesų grupė, atiduoda ministeriją labiausiai interesų grupėje esančiam asmeniui, tai čia duok dievę, arba aš klystu, arba aš kažko nebesuprantu, kas čia vyksta. Žemės ūkio ministerija, Kęstutį aš pažįstu 3 kadenciją, patirties žemės ūkio sektoriui jisai turi, kaip seksis vadovauti žemės ūkio ministerijoje, taip jau jisai mūsų komandą kvietėsi, kad kai kurie asmenys liktų pareigose, taip mes perėjome viceministro pareigas. Tai bus iššūkių, nes tai yra ES pirmininkavimas ir paketas, dėl kurio turės dėrėtis. Ar jam tai pavyks, nežinau, ką jis pasirinks vyriausiųjų dėrybininkų ministerijoje, kuris važinėsis ir skraidys pastoviai į Briuselį ir tarsis ir dėrėsis. To aš negaliu, nežinau, ką atsakyti. Tai bet iš tų dabartinių ministrų. Kultūros ministras, tai jisai buvęs kancleris, tai yra didelis smūgis suduotas dabartiniai ministrai, kuri iš esmės tai buvo ta, kuri, pamenat, pasiaukojo po Ignoto ir vis dėlto sutiko ir išdrįso eiti. Tai manau, kad kultūros bendruomenė į esamą dabar kanclerį žiūri matyti suviltingai.
bet kadangi jis neturi frakcijos palaikymo ir nėra tarp frakcijos žmonių gerai žinomas, na, vargu bau, ar pavyks įtikinti kolegas skirti papildomai pinigų ar kažko panašaus. Keista, kad į ministrus skiriami yra asmenys, kurie neturi partinio palaikymo frakcijų, tarp kito ko, žinokit, ten vyksta sukilimas, frakcija nesupranta, kas vyksta, frakcija praktiškai nei vienam Mindaugo sprendimui nepritarė, tai kai tu su jais tenais pasišneki viens ant vieno, aš tiek įsiutusių, įpykusių frakcijoje nemačiau žmonių. Frakcija jau kalba taip, kad sako, nu, Inga neturėjo laiko ateiti į frakciją, bet bent jau taip nesielgė su frakcijos nariais ir tarėsi. Partijoje, kiek turiu iš Vilijos Blinkevičiūtės aplinkos žmonių, tai net pati Vilė pratrūko, kad nu, tai yra nebevaldoma, kad Mindaugas absoliučiai nieko nesitarė. Ir maždaug sako, nu, kaip aš noriu, taip darau. O didžiausias smūgis, tai šitoj vietoj pralaimėjo, tai Remigijus Motuza, Rasa Budbergytė ir Vytenis Povilas Andriukaitis. Tai trys tie mohikanai, trys dinozaurai, kurie dėjo visas pastangas, kad Budrys išliktų ministro pareigose. Ir Mindaugas buvo pažadėjęs, kad tikrai jisai Budrio neskirs į ministrus ir jo nebus. Ir šitoj vietoj faktas, kad Mindaugas visiškai pralaimėjo šitą kovą, čia tai kaip Amerika Irane pralaimėjo, tai Mindaugas pralaimėjo ir dabar frakcija į jį žiūri ne kaip į nugalėtoją, o į žiūri kaip pralaimėtoją ir sako, tai palauk, tai buvo pasutarta, kad Budrys bus keičiamas, dabar ne, nu maždaug dabar sako, palaukit, Budrį pakeisim gruodžio mėnesį, reikia Budrį surasti darbą Europos institucijose ar kitoje tarptautinėje institucijoje. Jį ten įsiūsime ir tada turėsim galimybę paskirti savo ministrą. Tai žinant Vytenį Povilą Andriukaitį, tai jam čia yra smūgis žemiau jasmens. Tai aš neįsivaizduoju, kaip jis tą susitaikys, jis matyt gal, kaip sakant, nutilės, bet žinant, sakau, Vytenį, tai jis tikrai yra, lygiai taip pat ir Rasa ir Remigijus Motuza ir beje kiti frakcijos nariai. Jau manau, kad tiesiog nebelaikys, kad vyriausybė yra socialdemokratų, o prezidentas paaukojo Vaičiūną, bet jis saugojo Budrį. Čia gal daugiau konservatoriai pasistengė, kad Budrys būtų įsaugotas.